Dovilą pažįstu nuo mokyklos laikų ir stebėjau jo politinį kelią ir mane labai nustebino jo grįžimas į regioną, į Klaipėdą. Tad, kai sužinojau, būtinai pasikviečiau jį įrašyti pokalbį, bet ta diena buvo ekstra intensyvi ir aš per skubėjimą pamečiau kortelę. Reikėjo Dovilą kalbinti antrą kartą. Ir tada aš pokalbį truputėlį pakreipiau ne tik apie tai, kas vyksta čia ir dabar, bet mes per valandą laiko pabandėme sudėlioti nuo politinės teorijos, istorijos iki dabar, kaip mes atėjome iki to, kas vyksta dabar. Bandėme atrasti priežastį. Žinoma, valanda laiko spėti viską aptarti yra mažai, bet pokalbis tikrai pavyko, gavosi jisai neblogas, ne ką blogesnis negu įrašėme pirmą kartą. Tas pokalbis su politologu, politiku Dovilu Petkumi apie tai, kas vyksta šiandien mūsų visuomenė ir kaip iki to atėjome. Komunistai, marksistai, leftistai, jie viena vertus rado terpę vakaruose, nes vakaruose buvo visada gerbiama, ypač universitetuose, visada gerbiama nuomonių įvairovė. Net kai migrantai jau patenka į mūsų teritoriją, jie ten gali būti nuėję net tam tikrą atstumą, jie yra surenkami, įkišami į automobilį, nuvežami vėl į pasieną ir išstumiami atgal iš ten, iš kur atėjo. Tai šitą dalyką ES nori uždrausti. Pastebim, kai kur pastebim, matyt, kurių koncentracija yra, pastebiu, žinau, Klaipėdoje, sako, yra tokių vietinių irgi tuose rajonuose parduotuvių, kur, sako, lietuviškai nekalba dienom.